visuomenininkų streiką prieš naują darbo kodeksą prie vyriausybės palaikote? Ne, matot, aš matau, kelis dalykus. Tai vienas dalykas profesinės sąjungos, kurios, gal ir gali turėti kažkokiu tai susirūpinimu, nors jos turėjo progų tos susirūpinimus išsakyti ir svarstymų metu. Tai kitas, galbūt tie argumentai ne visada yra racionalūs, nes, profesiniam sąjungom galbūt labiau rūpi dirbančiųjų reikalai, tuo tarpu politikam turi rūpėti ir dirbančiųjų, ir bedarbių reikalai. Ir darbo kodeksas, iš tikrųjų lankstesnis darbo kodeksas, jisai sudaro galimybių verslui drąsiau kurti naujas darbo vietas, tai tą reikia matyti. Ir todėl profesinių sąjungų požiūris ne visada yra visiškai subalansuotas irgi. Kaip ir verslo požiūris taip pat kartais nebūna subalansuotas. O jaunimo protestą aš vertinu kaip, tokį kaip jaunatvišką norą parodyti, kad ir Lietuvoje gali būti protesto. Ir Lietuvoje gali būti protesto. Ir Lietuvoje gali būti protesto. Gali būti protesto. Gali būti protesto. Mūsų mieste jau senai žmogiškumo nebeliko, už kiekvieno kampo maniakas vis naujos aukos sau tyko, jau nieko nebestebina kiekvienos nakties linksmybės, prievarta ir smurtas, va štai mūsų vertybės, kiekvieną dieną įsijungęs televizorių tu matai kriminalą, ir visai nesvarbu, kurį tu žiūri kanalą, ar LNK, TV3, visur nahui tas pats, žarnaus lavonai ir mirtis, kraujas bėga per rankas. Atsivertęs bet kurį laikraštį šiandien, visur rasi 5 puslapį ir visiems niekam nesvarbu, kad girtas bomžas vėliau sušalo, ar kad išmestas kūdikis bemirdamas iš balo. Vavečiu dabar žurnalą ir kągi aš matau, vien nusikaltimai, vagystės ir plėšimai. Paklausgi tu savęs, ar tau patinka taip gyvent, ar nori tu tokiam žiauriam pasaulyje susent. Lietuvoje gali būti protesto. Kurgi tavo Dievas, tai tau jau taip reikia. Ir Lietuvoje gali būti protesto. Kur tavo Jėzus Kristus, ar jis nemato, kas nahui vyksta? Ir Lietuvoje gali būti protesto. Gali būti protesto.